Tai va. Įdėsim. Šiek tiek pasižiūrėjau. Įdėsim į šitą koją vis dėlto vielutę. Vat, šiek tiek atitaikysim, kad laikytų mums. Kadangi jau turim išsilipdę kažkiek, tai mes dabar turėsim šiek tiek įpjauti. Ir įdėti į vidų kojas. Vis tiek mes dar nieko nesam apdailinę, dar vis baiginėjom dėlioti formą, poziciją. Parodysim šiek tiek, ką mes čia darom. Ir turim tokią vientisą tišą. Ir čia įspausim. Čia užspaudžiu. Čia norėtųsi giliau įkišti. Bet viskas gerai. Kad čia kaip ir numatyta, kad darys kita detalė ant viršaus ir mūsų vielą užslėps. Taip, galima buvo iš karto, bet kūryba yra toks dalykas, mes ne visą laiką numanom tome, kaip kas bus. Ir to labiau čia dabar kaip ir laikinai, nes paskui čia eis detalė, užsipildys, kuri dar padės palaikyti tą visą lygsvarą. Bet tiesiog, kad dabar nereikėtų mums taip gaudyti ir vis dėlto, kad išlaikyti šitą, mes galėtume normaliai formuoti koją, tai įsistatysim tą vielutę. Įsistatėm jau. Tai va, galėsim toliau dirbti. Dar taip pat pagalvojau, įsigręšim porą varžtukų, mes toj pasižymėsim, kad mes jas įsigręšim kurioj maždaug vietoj, kad vėlgi mes, nors dabar jinai kaip ir stabiliai stovi, bet dar dėl papildomų stabilumo prie pagrindo. Galbūt galėtų būti taip, ant visos lentelės, nes dar ties keliu, ties čia, kad mes galėtume ją stabiliai pasistatyti. Tai va, bus maždaug čia, bus maždaug čia. Varžtukai, įrankis.
Štukus. Op, užsimauna ir dabar mes jau turime stabiliau. Mes taip pat galėsim ir gražiai nusiimti paskui vėl rankas pasiemant bet ir turėsim štai taip jau visą. Taip, ką mes dar sakėm, sutvarkysim, tai kad mums dabar reikia iš karto pasižiūrėti prieš einant į visą apdailinimą. Dar sižiūrim, matom, kad pečiai pas mus yra ne visai vienodai. Galvos per daug. Šitą vietą kažkas ne taip. Tai va. Įsijimsim kol kas. Ir tada nuiminėsim. Čia matom, kad ir išlenda ir vielos su folija. Tai mums teks nusikirpti. tą dalį. Mes čia galim palikti, mes galbūt norėsim uždėti detalę. Kažkokia tai bus dekoracijai, dabar taip kilo mintis. Ne dekoracija, jau kažkokia bus detalė. Šitos mūsų amazonės. Tai va. Šilime plastiliną, prasiminkom, kad būtų vienodai, nes viena dalis plastilino dažniausiai ištirpsta daugiau, kitur dar lieka kieta, ypač šaltuoju metų laiku. Šiltuoju metų laiku kartais visai nereikia šildyti plastilino. Jisai būna pats tas, kai būna 30 laipsnių šilumos. Dabar mes turim, nežinau, 7-8 ar ne, beveik 10 lauke. Čia šiek tiek daugiau, bet jau vis tiek plastilinai vėsu yra. Iš kitos pusės yra gerai, kai plastilinui yra vėsu, nes tuomet jisai labiau laiko visas formas šitas ir smulkės detalės, nenubėga taip. Aišku, taip greitai ir nenubėga, kad tik ir šilta, bet rėmenyje jisai greičiau sustingsta, yra kietesnis, lengviau tokiam drožinėjimui, mažiau veliasi kažkiek tai. Bet ir sunkiau minkomas, o to reikia šildyti. Tai va, mes dabar kažkiek proporcingai
pamažinam šitą visą dalį. Dar kadangi taip, tada čia šiek tiek keliausim į apačią. Tik nuleisim veidą. Nuimsim pečių. Kaip ir sakiau, dabar tiesiog mes pradžioj sužiūrim visas proporcijas. Visą tą maždaug vaizdą apsidėliojam, o tada jau keliausim prie apdailinimo, išryškinimo su konkretinimu ir jau ten ieškojimo detalyčių. Viskas vyksta tokiais etapais, tai ir skulptūra, nes kaip pastebėjot, kartais būna net ir tokios abstrakčios, net ant biškelį nosytės įdėta, arba galima dėti tekstūrą iš gabaliukų, arba taip pat sudėlioti ir taip palieka, arba gali dar vis po etapą dailinti ir tai čia priklauso, kuriai vietoj nori sustoti. Kurioje vietoj tu manai, kad tai jau yra baigta.
kumščius. Yra svarbi vieta. Aišku, viskas yra svarbu, visas kūnas, visas mūsų namukas yra svarbus, jame gyvena siela. Kaip tas namukas sutvarkytas? Mes matome, kaip siela tvarkosi savo namą. Tai vat. Gal kažkurios vietos užsidengs, bet kartais tiesiog vis tiek praeini viską ir nori, kad net jeigu nori, kad matyt, padarai pat savo, kaip pasakyti. Tu žinai, kad viskas yra savo vietose. Ir paskui tik tais, kaip pasakyti, aprengi. Arba neprengi, nes niekada nežinai, o gal paskui sugalvosi, ta vieta bus neaprengta ir panašiai. Tai dėl to vis tiek pasidarom. Galbūt kol kas neišdailinam, bet tiesiog pasižymim, kad tos vietos pas mus yra. Yra kojos, yra klubai. Yra lyties organai, yra viskas yra. Net jeigu čia ranka prilipus, mes ją paliksim prilipusią, bet vis tiek matom, kad mes čia šiek tiek trūksta klubų. Kitai kojai kaip ir net šiek tiek irgi trūksta. Aišku, dabar tokia. Mes čia paskui įsidirbsim ir dailinsim. Šiek tiek dabar dailinsim. Dabar mes šiek tiek reikia daryti moteriškiau, suploninti kaklą, galbūt prailginti. Taip labiau matysim, ko mums reikia, ko mums trūksta. Vėl labiau paskui dėsim plaukus,
Dėl to, kad sumanymas buvo vis dėlto plaukų šiek tiek daugiau, nei pradžioje uždėjau. Tai tada turim padaryti pečius, ant kurių jie dėsis ir uždengs dalį pečių, bet vis tiek mes turim pasidaryti pečius. Aišku, jeigu tai būtų skaptavimas, tada mes nusimatom, kad toje vietoje yra pečiai. Mes laikom vaizduoti, kad jie yra. Ir ant viršaus iš karto jau formuojam plaukus. Šiuo atveju, kai lipdom, labai gerai, tai yra toks pasiruošimas paskui skaptavimam, kad mes išsiaiškinam, kas kaip ir matom, kaip keičiasi, kai uždedam. Kaip keičiasi formos. Man smagiausia būna, kai atrodytų dabar viskas taip lyg padrikai, negražiai, čia dar kažkoks ragas tarsi išlindęs, neaišku kam ir ko, o paskui viskas susiveda į vieną tą kūrinį. Supranti, kad viskas laiku, viskas ten, kur reikia ir kaip turi būti. Ir netgi šito video gimimas tikriausiai yra laiku, dėl to, kad kai buvo pati mintis šitą padaryti, tuo metu daugiau viskas vyko per pajutimus ir verbaliai to ištransliuoti galbūt ir nebūtų išėję. Tai matyt, prie visko prieaugam savo laiku ir prieinam. Taip pat, aišku, yra laikas, kai tyrinėjai, ieškai pats, ir yra laikas, kai jau gali kažkuo ir pasidalinti.
Aš nepasakoju, kur kokį raumenį ar kaip čia darau. Dėl kad, kaip ir sakiau, tai kažkaip daugiau gal vyksta tyloje. Tiesiog jaučiant, turint vaizduotėje tą dalį. Pavyzdžiui, va šitą dalį, ar ne? Kaip jie eina, kaip tas nuožulnumas, kaip viską, koks švelnumas. Ir vis dėlto vėl kokia tai moteris, jeigu mes darom tokią pečių galina ir tokia būtų kažkokiais platesniais pečiais, tokia vyriškesnė, daugiau testosterono turintis, tokia moteris, ar ne? Klausimas, ar vizija tokia, ar apie tai mūsų ta Amazonė, ar apie tai tas kovingumas. Man vis dėlto kova yra tai yra meilė, iš tikrųjų. Geriausias ginklas ir ne ginklas tuo pačiu. Taip, kartais būna natūraliai pereini, tada jau kažkaip noris kai kurias tas detalės išdirbti. Jis jau pradedi matyti, kad kažkaip, kol nepadarai, tol nėra to vaizdo, pasakyti, kurį norėtum matyti, o kai ką galbūt reikia, nes, kaip sakau, paskui užsidengs. Ir tai tiesiog yra lengviau, jeigu mes norim visą tą dalį išjausti, nepaisant to, kad galbūt čia paskui užeis plaukai ar dar. Bet mes darom ne tik, tarkim, krūtį, mes darom ir raktikulis, ir petį, ir į ranką pereinam, tiesiog kartais apimam ir į kaklą, viskas kaip ir susiję ir dėl to dažnai mes darom visą tą dalį. Arba bent jau maždaug, kaip ir sakiau, nes tarkim mes galim vienas toksai išieškojimas pagrindinis su formų. Paskui mes galbūt dar daugiau paieškom ten. Jeigu reikia, jeigu toks sumanymas. Ir kyslų, ir stemplių, ir taip toliau. Kitu atveju galbūt mes paliksim tiesiog tokiam lygyje, nelygyje vaizde. Tai va. Aišku, labiausiai smagiausia man būna, kai kuriant natūraliai kažkaip ranka tarsi padarė kauliuką ar padarė gyslutę. Tas išėmimas vienas kitas brūkšnis ir natūraliai. Tai vat. Tai ir yra, aš vadinu kūryba.
ne technika, kurią gali protu pagrįsti ar dar, o tiesiog kartais leidimas irgi eini į atsipalaidavimą tam tikrą, kad leistum tom rankom veikti taip, kaip jos veikia. Kad tarp jų galėtų, o čia visur angeliukai skraidyti ir kartais kai ką koreguoti tavo kūrinį. Taip, kad tai yra netgi visų kontrolių nusimetimas. Tada tai nėra atsakomybės, čia iš vis klausimas ne apie atsakomybės. Kūryba ne apie tai. Tada pasakyti, ar kažkas taip ar taip atsiliepia apie kūrinį. Ypač kai atsiliepia protu. Tai kaip ir tu žinai, kad angeliukai va taip sudėlioja. Kaip pasakyti, angeliukai lakstė tarp tavo pirštų ir tada kažkaip tu vis tiek džiaugies to kūrinio. Kažką gali pats, jeigu nori pridėti, patobulinti, gali nepridėti, nepatobulinti ir palikti. Taip. Vis dėlto ateina tas pajutimas, kada ir kaip baigta ir kada jau savo vietose stovi. Nes jeigu einant protu, tai galima tada toksai išsikėlimas, kad čia reikia taip labai daug pasiekti ir niekada iki galo gali to ir nepasiekti ir kaip prasideda kančios kūrybinės ir panašiai. Vis dėlto labiau pasisakau už kūrybą ne kančioje, o daugiau tokia kaip džiaugsme. Kad ir kokia tematika bebūtų, man vis kelia, kaip sakau, tokia nusikeli meditacinė erdvė į ramumą, į džiaugsmą ir nėra tame jokių kūrybinių kančių, mes tiesiog einam link savo to vaizdinio, vizijos, žingsnis po žingsnio, detalė po detalės. Galbūt kažkas, kaip sakau, koreguojasi. Ir tai nėra netgi prisirišimas prie to vaizdinio ir jį palieki išdalinai. Jisai kažkur yra ir būna, kad tu kurdamas ar nutolsti, o paskui vėl sugrįžti ir matai, kad vis tiek viskas vienaip ar kitaip yra apie tai, ką tu ten numatei. Nes kartais būna, kad tu neturi to vaizdinio tokio 3D formate nusimatęs, turi galbūt tik tais viziją ar pajutimą, ar, kaip sakau, pavadinimą, ar apie ką tai yra jausmą. Tada juo labiau tai yra tik tais išraiška, kurioje tu perteiki visą tai ir tu nežinai, kaip ten turi būti. Ir nežinojimas, kaip turi būti, labai išlaisvina. Kūrybiškai.
Bet kad išlaisvintum, tai reikia daryti. Nes mes visi esam kažkokiuose srityse šiek tiek, kaip pasakyti, pastrigę, taip vadinkim. Ir tarkim, jeigu formoje jaučiuosi drąsiau ir tai yra būdas, per kurį aš galiu kalbėti ir kurį man drąsu kalbėti, tai įsijungti kamerą ir prieš ją pasakoti, jau man irgi reikėjo pastangų kažkiek tai, pasiruošimo, o gal jokio pasiruošimo, arba tiesiog imti ir daryti. Ir dabar pamąsčiau, kad kaip mes kartai vienoje vietoje pritaikom, o kitoje vietoje nepritaikom. Vienoje vietoje mes kalbam ir mokinam kitus apie laisvę, o kitoje vietoje patys kaip ir kompleksuojam ir galvojam, kaip čia turi būti, nes atrodo, kad skulptūra gali būti, galim nežinoti, kokia jinai turi būti, o vidijoje tai jau turim žinoti, koks turi būti. Tai dabar pačiai atėjo suvokimas, kad tas video nebūtinai turi būti toks kažkoks, nebūtinai aš turiu žinoti, koks jis turi būti, ir nebūtinai jisai per ilgas, ar jisai per trumpas, ar jisai toks, ar jisai anoks. Vien dėl to, kad taip yra. Dėl to, kad dabar visi skuba, visiems reikia trumpiau, o gal ne visiems reikia trumpiau. Taip, ir plaukų kritimas, kadangi mes kaip ir nesiekiam čia realizmo, šiek tiek žiūrime tą kritimą, bet dalinai tai kaip ir krentantis ant pečių simbolis. Labai mėgstu ilgus plaukus ir dažniausiai mano skulptūros turi ilgus plaukus. Tiek vyriškai, tiek moteriškas. Man plaukai apie išmintį. Apie sukauptą patirtį kalba.
Byla gera byla. Ne visai išeina viską, ką darau, komentuoti, nes būtent, sakau, daug kas gimsta būtent tyloj. Kalbėjimas tai irgi yra veiksmas, kurį taip pat koncentruojasi, ką kalbi, o kūryba reikalauja pilno susikoncentravimo į čia, į šitą kūrinį. Aišku, nepamirštu, kad jau čia užsidėjau uždavinį dar ir pabendrauti kažkiek. Aišku, tai skiriasi, tarkim, nuo kai darau skulptūras viešoj vietoj ir tiesiog tai ateina žmonės pakalbinti, tai tada tu darai kaip ir pertraukėlę, o kartais irgi toliau tęsi ir šiek tiek palaikai tą pokalbį. Bet aišku, tuo metu yra pašnekovas, kuris taip pat jisai gali nemažai tau ką papasakoti tuo metu ir tu jo klausaisi, klausymasis vėl yra šiek tiek kitaip, kuriant nei pačiam kalbėti. Smagiau klausyti. Na, man dabar šita patirtis visai irgi smagi tokia. Aišku, pažiūrėsim, kaip reisim prie etapo, kai reikės viską papostinti. Tai kol kas taigi. Čia mūsų taškai, kuriuos įsistatom. Tai vat mes dabar turim kol kas pasidarę štai tokią maždaug atradę formą mūsų Amazonės. Ir dar čia įsivaizduoju, kad tikriausiai rūbas ir taip pat užsidengs. Dar viską ir palyginsim ir taip toliau. Aha, čia įsijėtis, mes jau galim kalarniais įjėtis, gal ir jais taip pat. Plunksnos ietis. Plunksnos ietis. Ir mes po truputėlį turim kokį vaizdinį šitos mūsų Amazonės. Daugiau mažiau. Aišku, matom iš karto jau labai daug, kur ką reikės viską tikslinti ir žiūrėti, kaip turi eiti. Čia ilginti šiek tiek liemenį. Op.
ir panašiai. Ir panašiai. Tai va, ir kol kas mes turime tokį. Ir tada keliausim prie sekančio etapo, kur jau viską dailinsim. Paskui dar kitas etapas, kur dar dailinsim.